Labadiena, vaikai! Šiandien jūs susipažinsite su švedų rašytojos Selmos Lagerliof kūryba. Skaitysite kūrinius Nilso nuotykiai, Žąsinėlis Martynas, Kaip atvirsti žmogumi. Atliksite pratybų sąsiuvinio užduotis. Jums reikės parašyti rašinį Nilsas skrenda virš Lietuvos. Siūlau atkreipti akis į įsidėmėtinų žodžių rašybą. Prisiminkime, kaip rašome žodžius ąžuolas, ąsotis, ąsa, žąsis, kąsnis, drąsa, drįsti, grąža, išgąstis, trąša, pažįstamas, kęsti, skęsti, spręsti, švęsti, lysti, skųsti, siųsti, grąžtas, gręžti, trąša, tęsinys, mąstyti, mįslė. Kaip matote, žodžių šaknyse rašome nosines raides. Linkiu sėkmingai parašyti rašinį, pavartojant įsidėmėtinos rašybos žodžių.